Susipažinkite su Ale Bukauskiene. Paprasta, nuoširdžia, rūpestinga mama ir žmona, bei labai gražia ir stipria moterimi. Tačiau ji nėra eilinė namų šeimininkė, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Krikonių kaimo gyventojai jau 6 metus priklauso rajono medžiotojų būreliui, taiklumu stebindama aplinkinius. Mūsų būreliai, tai yra 32 medžiotojai ir 1 moteris. Visam rajone jau jos yra 7, jei neklystu, kad ne 8, jau jie nepriėmė daugiau kažko. Jau ne tiek ir mažai. Bet gal tos tikriausios, kurios vaikšto, braida per tuos purvus ir miškus, gal netgi tik tai 2. Ir vaikystėje buvau tokia, kad man viskas buvo įdomu, būdavo mažytė, buvo, aš nežinau kiek metų, gal kokie 7, būdavo sesė tempiu, einam ten pameškerioti. Nueini, viešpatį nusiperki, ten tą kabliuką suplūdė, užkliūna, kur nors už šaknų nutrauki ir ateini atgal. Bet vis tiek jau tas noras buvo prie tos gamtos traukė visą laiką. Ir va taip. O po kiek laiko, aš kažkaip labai domėjaus, pirkau žurnalus meškeriotojus nuo pat pradžių, kai jie pradėjo čia eiti, domėjaus, bet labai buvo nedrąsu, kažkaip būrelinį išeiti vienai moteriai. Tiesiog kompanijos reikėjo, kur ten 30 vyrų būrelį ir vieną aš, nedrąsu. Jie paprašė, kad jį taptų medžiotoju, ne jį, o jos vyras. Sakė, labai svajoja būti medžiotoja, bet nedrįsta tavęs prašyti. O Ali kaip moteris yra, žinokit, tokių moterų Lietuvoje tik ir gali būti, kuri dirba senelių namuose. Pareina namuose, sutvarko ūkį savo, gyvulius, karves, nuravi daržus ir vakare dar eina į medžioklę. Tai čia reikia būti labai jau pasišventusiam tą medžiotoją. Turi tikrai būti medžiotojas, turi norėti medžioti ir turi būti labai stiprus žmogus. Iš Alytės galim ir moteriškumo pasimokyti. Ji yra labai gera virėja, ji visada mums, kai jau reikia nors skaniai, verda alę. Bet aš ir vaikystėje vis tiek įsivaizdavau prie maisto, kad aš dirbsiu kulinarijoje, Ignalinoje. Kaip seneliams būna pusryčiai, pietai, vakarienė, po to po vakarienės jie jau susaižė, kaip padaliniai ir nešasi kambarius dar. Vaišinga labai, darbšti, daug gerų savybių. Tikrųjų tokia yra vienas toks šviesuliukas, mūsų krašte irgi yra kukli paprasta, bet tuo pačiu, jeigu visi taip dirbtų, kaip ji dirba, tai galbūt ir nereikėtų važiuoti nei į Norvegiją, nei į Airiją. Jos daržai gražiausi, išravėti, bulvės, viskas didelės jau ir visi daržai gražus. Mano mama iš tikrųjų yra labai nuoširdus, šiltas ir geras žmogus, tokių reta. Aš reagavau labai puikiai, man tai buvo kažkas, vau, mano mama išskirtinė kažkuo, net tiesiog paprasta namų šeimininkė. Kur nebevažiuočiau, bet vis tiek akis laukuose. O, žiūrėkit, stirninas vaikšto. Matot? Van ant kalnių. Alytė, Aukselė, tu toliau medžiok ir būk tokia pat gera, tu saugok mus ir aš, jeigu nerasiu kito vadovo, aš tave pasiūlysiu ratelio pirmininku.